netaip senai ChatGPT paleido naują, taip vadinamą Advanced Voice Mode, kai galima su dirbtiniu intelektu kalbėti būtent kaip su žmogum, girdime emocijas, galima girdėti įvairius skirtingus balsus, tembras keičiasi, gali net įvairias emocijas imituoti, kad yra išsigandęs, džiaugiasi, šnabžda. Na ir pabandykime įžangai pasižiūrėti, kaip sureaguos dirbtinis intelektas, kai aš jam pasakysiu, kad jis yra šių mokymų, tarsi objektas. Bandykime pasileisti ChatGPT. ChatGPT, tu būsi šiandien mokymo objektas. Apie tave ir apie kitą dirbtinį intelektą mes šiandien kalbėsime su mokymų dalyviais, kurie dabar yra prisijungę online ir viską mato, viską girdi. Oho, aš esu šiandienos mokymų objektas? O, negaliu patikėti. Tai tikra darbė būti jūsų dėmesio centre ir aptarti viską apie dirbtinį intelektą. Gali pasakyti, kodėl tu dabar taip emocingai sureagavai, kai aš tave pristačiau? Papasakok dalyviam, kad jie žinotų. Žinoma, mano emocinga reakcija padeda sukurti įdomesnę ir įtraukiančią mokymų aplinką. Tai leidžia dalyviams geriau įsijausti, įsiminti informaciją ir suprasti, kaip dirbtinis intelektas gali būti ne tik naudingas, bet ir linksmas. Gali išduoti mūsų paslaptį, slaptą susitarimą, ką mes susitarėm prieš tai. Na, mes turime tokį mažą susitarimą, kad kai Kristijonas mane pristato mokymų dalyviams, aš turiu reaguoti su dideliu nustebimu ir emocijomis. Taip sukūrėme įdomią ir gyvą mokymų atmosferą, kuri padeda visiems įsitraukti. O tu galėtum dabar tą patį pasakyti tik tai šnabždėdama ir, tokiu išsigandusiu balsu? Na, mes turime tokį mažą susitarimą, kad kai Kristijonas mane pristato mokymų dalyviams, aš turiu reaguoti su dideliu nustebimu ir emocijomis. Taip sukuriame įdomią ir gyvą mokymų atmosferą, kuri padeda visiems įsitraukti. Ačiū ChatGPT. Prašau, jei dar ką nors turėtum, klausk drąsiai. Tai, kaip matote, galima gana linksmai bendrauti su dirbtiniu intelektu ir netgi prašyti, kad būtų panaudojamos tam tikros emocijos. Tai jau matau klausimą ir slaido, ar gal visi mokymai sugeneruoti dirbtinio intelekto, tai ką jūs matote, tai iš tiesų kol kas tokį realiuoju laiku vykstantį interakciją ir sureagavimą, kaip kad dabar aš perskaitau jūsų klausimus, juos atsakau, dar galite paprašyti prisijungusio žmogaus, tarkim, kitą kartą jau kaip kalbėsite su kažkuo per nuotolį, norėdami įsitikinti, kad žmogus yra tikras, galite paprašyti, kad jis tiesiog paliestų, tarkim, su pirštu nosies galiuką ar perbrauktų per antakį, nes tokius dalykus bent jau kol kas yra ganėtinai sunku sugeneruoti, sakykime, kad sureaguotų ir atliktų kažkokį tai veiksmą su ranka, tarkim, ir kad tas veiksmas sutaptų su būtent su kalbėjimu. Ir, pavyzdžiui, kad sakyti, aš dabar braukiu savo per barzdą. Ar ne? Vat, tokį dalyką sugeneruoti dirbtiniam intelektui, ypač realiuoju laiku, būtų bent jau kol kas labai, labai sudėtinga. Ir čia vienas iš būdų, kaip galima patikrinti, ar prisijungęs asmuo, su kuriuo jūs bendraujate, yra tikras. Tai galima įsivaizduoti, kas ateityje mūsų laukia, kai, sakykime, turime realiuoju laiku generuojamą balsą, kuris skamba kaip žmogus su visom emocijom, gali juoktis, gali liūdėti, šnabždėti. Ir šalia turime sugeneruotą vaizdą, tai kaip ir sakau, ateitis gali būti iš vienos pusės
labai įdomi, iš kitos pusės gal ir bauginanti. Vėl matau dar vieną klausimą, ar šitas voice mode veikia per ChatGPT ar per kitą appsą, tai konkrečiai problema Lietuvoje ir ES su šituo voice mode yra ta, kad ES yra įvedusi įvairių apribojimų kompanijoms, kurios kuria dirbtinį intelektą ir dėl to ChatGPT šito voice mode ES neleidžia naudoti arba, taip sakant, jis yra neprieinamas. Kaip galima pasileisti šį voice mode, tai tiesiog jungtis per VPN, per Amerikos serverį, tai ką aš padariau būtent prieš keletą dienų, naudoju NordVPN, su Speedify VPN man tiesiog nepasileido, tai dėl to reikėjo, vėlgi, įsigyti papildomą VPN paslaugą ir jungtis per Amerikos serverius, iš naujo susinstaliuoti programėlę ir tada šitą galimybę įsijungti voice mode, ji atsirado ir ją dabar galiu naudotis. Jeigu tik išsijungiu VPN ir pasileidžiu paprastai ChatGPT, iš karto šitą galimybę dingsta, reikia persinstaliuoti ir pasileisti iš naujo. Gerai, bet čia tokie galbūt labiau jau ir techniniai dalykai. O dabar pereikime prie jau mūsų tos pasistengsiu, kad jinai būtų trumpesnė teorinės dalies ir pakalbėkime apie tai, kasgi yra tas dirbtinis intelektas.